ir ta dalis, kuri yra arčiau centro, mūsų centro. Taip, jungiam tiesą. Čia bus parodymai kilonewtonais. Matot, pradinis parodymas 5 kilonewtonai, taip? Tai jūs juos turėsit atmesti pradinį parodymą. Dabar pila apatinė plokštuma preso. Tai atimti 5 kilonewtonus turėsit. 5 kilonewtonus turėsit. Apatinė plokštuma pila, kažkurio momentu susilies su bandinio paviršiumi, tada prasidės nuštimas. Už 10? 5500 kg. 500 kg. Dar nekilai, dar nespėjau. Čia dabar aparatas tik šyla, ne? Tūra. Slapti sandėliai. Nu tada minus 5 dar. Tada minus 5. Ištaginsiu visus. Kaip jums patogiau žiūrėti. 20 tonų. 22 Ir pastebėsit, kažkurio metu pradės nuo kilimas jėgos nustos. Jau reiškia, jau vandenys ėmė deformuotis, nekilant jėgai. Jau vandenys ėmė. Dėl vaizdumo pirmą bandinį sugrįžysim stipriau. Pusirašykit, 142 minus 5. Ai, gerai. Išimkit kažkas bandinį. Nu. Dar kad žiūrėt, kaip jis atrodo. Galėtų atlupti. Matot, čia pirmiausia nuskyla paviršiai tie, kurie yra arčiau kraštų. Iš šitos pusės, taip pat iš tos, jeigu teisingai bandinys yra centruotas ir gerai suformuotas, betonas vienodai įsiskirstęs savo struktūrą visam tūryje, tai taip ir suyra arčiausiai kraštų. Gerai, metat bandinį į vonelį. Vonelė. Nu, taip stengiatės palaukti, kad per daug nepriešinti. Vonelė.